Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis, Medžio idėjos ir Raimondas Bružas. Vienu žodžiu, mes dabar šiaudinių namų ekspertas, kuris išleidęs dvi knygas, vieną angliškai, kitą lietuviškai. Pažiūrėjau, labai patiko, įdomios versijos, įdomios, kaip sakant, ir paveiksliukai, ir brėžiniai. Viskas iš tikrųjų labai man tai labai nuostabu, kad yra Lietuvoje žmonių, kurie propaguoja ir šiaudiniai, karkasiniai namai, ir tą sistemą, kaip kokybiškai statyti tas pastatus. Tai šiuo metu bendraujam ir užduodam skirtingus klausimus su ekspertu Raimondu Bružu. Tai dabar toks būtų man klausimas eilinis, tai pakalbam apie kainos. Ekologiškos statybos, tai kiek brangiai ar kiek pigiai tai yra atitinkamai skirtingų kitų namų, tarkim, aš savo taip įsivaizduoju, paklausau ir, tarkim, ekologiška statyba, tai paimam, susipažinom su ūkininku, paėmėm iš jo ten visokios ten šiaudų kitkos ir paskui dar nuvažiuojam kažkur į mišką, iškasiam kažkokios molio ir ištepsim jau tas sienas ir gausim ekologiškas medžiagos, nereikės pirkti jų ir iš karto man ta, kaip sakant, statyba iš karto ir ekologiška, ir pigi. A kaip jūs pasakysit, kokia jūsų nuomonė, ką jūs atsakot klientam? Visas tas medžiagas, kurias išvardinai, sudėjus į krūvą, geriausiu atveju gautųsi kokybiškas kregždės lizdas. Aha. Tai va, jeigu tai vadini namu, jeigu kregždės lizdas namas, kregždėms tai yra namas, bet jeigu tai yra namas, tai taip, tada namas beveik nieko nekainuoja. Šiaudai beveik nieko nekainuoja, ten molis beveik nieko nekainuoja, bet namas, tai nebūtų namas toks, kaip mes suprantam, kuriam norėtumėm gyventi, norėtumėm žiemą ten basom vaikščioti, po maikutėm ar kažkaip ir ten ilgai gyventi ir komfortabiliai. Tai va. Tai ekologiškumas, aišku, tų namų ekologiškumas labai abstrakti savoka. Gali būti šiaudinis, gali būti kanapinis, gali būti ten netgi medinis, ten kokia, tarkim, medžio vata, dar kažkas. Tas ekologiškumas yra labai abstrakti savoka ir iš kurios pusės tą ekologiškumą. Ar tu suvartota energijos kiekį pagamintą namą, ar tu, tarkim, žalą gamtai po to, kai jau tą namą, tai gaminat medžiagas ir po to namą, kai reikės utilizuoti. Tai tiesiog. Statant šiaudinį namą, nes aš vienintelę sritį, kurią išmanau ir žinau, tarkim, ekologiškų namų tokia statybos, kaip sakyti, sritį. Tai šiaudinis namas iš principo yra, kad ir kaip skambėtų čia labai, kaip sakyti, grėsmingai, nesuprantamai, kas tas yra, tai iš principo yra šiaudinės sienos, visa kita yra kaip įprastam, suprantamam namui, karkasiniam vadinkim. Tai yra stogo danga, karkasas, langai, apdailas tiek viduje, tiek išorė, grindų danga, viskas yra kaip įprastam namai, išskyrus tai, kad į sienas dedi ne vatą, tai polistirolą dar kažką, bet dedi šiaudus. Tai visa, aišku, tada molio tinkas iš vidaus yra įprasta, nors galima ir be molio tinko, bet yra įprasta. Tai tas šiaudai ir molio tinkas tai sudaro tą visą ekologiškumą šiaudinių namų statybai. Gali būti lubos apšiltintos, grindys apšiltintos, bet 9 atvejuose iš 10 tai yra tik šiaudinės sienos, apklotos molio tinku. Tai tokios šiaudinės sienos sudaro viso namo statybos tie kaštai, iš visų išlaidų namo statybai sienos sudaro kokie priklausomai nuo būdo statybos sienų, nes gali būti šiaudų skydai, gali būti šiaudų ryšuliai ir karkasas, sudaro tarp 5 ir 15%. Nuo viso namo vertės? Nuo viso namo. Tai čia mes turim visą dėžę ir tai čia tik 15%? Jo. Tokiam būdui kaip iš šiaudų ryšulių, kaip šitas namelis statytas, tai sudarytų nedaugiau negu 15%. Nes mūsų visi klientai, kaip žinot, su būgnais ir su šampanu bėgioja, kai jau mato visą namo struktūrą. Tai čia atskiras, čia yra psichologinis toks fenomenas, kai žmonės užtenka karkasą pastatyti, geltoną, gražų, ne iš nurudėjusios medienos, nenupilkėjusios medienos, bet švarios, šviežios medienos, pamato karkasą ir įsivaizduoja, kad čia namas yra. Čia dar toli, gražu ir ten. Tai tarkim, šiaudinis namas tarp 5 ir 15%, ta siena sudaro kainos, gerai, vadinkim 15, jau čia, kaip sakykime, tą mažąją pusę 15, tai ar tu į tą sieną dėsi vatą, ar dėsi šiaudus, ar dėsi dar kažkokią kitokią medžiagą,
nu gerai, karkasą statant biškai gal daugiau medieno šiaudinėse sienose, nes dvigubas karkasas, ten biškai tokių detalių daugiau. Tai realiai mes turim kalbėti apie šiltinimo medžiagos kainų skirtumą. Tai šiaudai pigesni, bet juos sunkiau sudėti. Vata brangesnė, bet ją lengviau sudėti. Tai, nu čia aš aiškinu niuansus, bet jeigu labai jau žmonės nori skaičių kažkokiu, tai galiu pasakyti, kad, tarkim, kokybišką šiaudinį namą, jeigu jis nėra kažkoks, nu, šiaip savo architektūra kitoks, bet yra, nu, tipinis, dvišlaitis, ar čia kampė kažkokį paprastų konstrukcijų, lyginant karkasinį, mūrinį ir šiaudinį, tai šiaudinis gali būti dėl jau technologinių niuansų, gali būti brangesnis. Apie 5, 6, nu, iki 10%. Bet vėl priklauso, nes molio tinkas gali būti krūdas molio tinkas, gali būti apdailinis molio tinkas, kuris jau papildomas jau čia sluoksnis, kuris kainuoja, gali būti dar kažkokių dekoracijų, kokių, nu, tokie jau smulkus niuansai, kurie dažniausiai yra, kaip sakyti, siejami su šiaudinėm sienom, su to šiaudizmu. Koks tas teisybės langelis, kurį matė išorėje, toks, kad šiaudai, kur parodo, tai tą šiaudinį langelį sienui padaryti jau yra papildomas dar. Nu, tokios smulkmenos, kurios susideda ir gali namą išbranginti. Va, tą ekologišką, vadinkim, šiaudinį iki 5, 6, 7, nu, ten maksimum retais atvejais iki 10%, lyginant su įprastų konstrukcijų pastatu. Bet tai čia yra tik dėl, kaip sakytų, kai žmonės jau status ekologišką, kokybišką, tai jie nori. Tada ir grindų geresnių, ir, kaip ir sakiau, ten, tarkim, sienos kažkokios jau iš molio, kažkokį pabangavimą, dar kažką, kur jau imlus rankų darbas, tai yra subjektyvios aplinkybės. Žmonės eigoje šitų užsimano ir tas išbrangina. Ne iš karto. Ne iš karto. Papildomi darbai. Objektyviai kalbant, tai tas kainų skirtumas susideda tik tais iš šiltimo medžiagos kainų skirtumas. Tai yra labai nedidelė. Jo, subjektyviai vertinant jau, kai žmogus užsimano ekologiško namo, tai jis užsimano pačio vaizdinio, koncepcijos. Ekologiškas namas. Ir labai sunku įvertinti, nes tik tai, kada pamatai brėžinius, architektūrinį dalį gali įvertinti. Nes mes nesiniai kartu su jumis vertinam apvalų namą. Ir ten viskas X2 ar net X3. Nes visa kita, kalbant apie baldus, apdailą, sprendimus, funkcionalumą, konstruktyvą, architektūrinį dalį, langus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žmogus tiesiog, kuris tą norėjo, jis iškart nebuvo, net nežinojo šitų situacijų. Koks skirtumas? Jo, tai va grįžtų prie to, kad žmogus, statydamas ekologišką namą, jis turi vaizdinį koncepciją. Objektyviai vertinant, toks namas neturėtų ir negali, bet neturėtų kainuoti daugiau negu kitokių konstrukcijų namas. Viskas susiveda į subjektyvius dalykus. Žmogus, jeigu stato ekologišką, tai nori kuo geresnių sprendimų. Kuo geresnės grindų dangos, kuo geresnės durų, kuo geresnės lubų sienų apdailos, langų, medinių, ten aliuminių kaustyti. Arba netgi, gal ne aliuminių kaustyti, bet kad mediniai būtų, plastikiniai netinka jau šiaudiniam namui. Visi tokie mikro pasirinkimai, kurie yra individualūs, subjektyvūs, ir brangus, priveda prie to, kad įprastai tą namą išbrangina. Iki ten 5, iki maksimum 10%. Aš manau, kad žmogus Raimondas Bružas pilnai atsakė į tą mūsų dominantį klausimą. Ačiū labai.